Sveiki visi. Dabar norėčiau pristatyti savo kolegę Oksaną Gundą. Oksana yra CC Ukrainos viceprezidentė ir viena iš Gunda LAV Office įkūrėjų Kijeve. Oksana turi didelę patirtį kaip tarptautinė komercinė ir mokesčių teisininkė ne tik Ukrainoje, bet ir Paryžiuje, Londone bei Ciuriche. Esame labai privilegijuoti, kad ji remia CC Ukrainą ir programą Rebuild Ukraine. Oksana pristatys kitus 3 vaizdo įrašus – Ukrainos teisinius, bankinius ir mokesčių aspektus, Ukrainos prekybos dokumentų skaitmeninimą, Ukrainos tarifus ir pridėtinės vertės mokestį. Kad ir kaip įsitrauktumėte į prekybą su Ukraina, temos, kurias Oksana aptars šiuose 3 prezentacijose, tikrai bus jums aktualios. Ir tai dar ne viskas. Kai peržiūrėsite Oksanos pristatymus, esu tikras, kad įsitikinsite, jog Ukrainos verslo aplinka yra skaidri ir draugiška užsienio dalyviams. Na, daugiau nieko nesakysiu, tik perduosiu žodį Oksanai ir paminėsiu, kad jei jums prireiktų jos teisinės pagalbos, jos kontaktiniai duomenys pateikti žemiau aprašyme. Negalėtumėte atsidurti geresnėse rankose. Ačiū Oleksi už šį pristatymą. Sveiki visi ir sveiki atvykę į šį vaizdo įrašą Ukrainos teisiniai, bankiniai ir mokesčių aspektai užsienio įmonėms prekiaujančioms su Ukraina arba dalyvaujančioms Rebuild Ukraine viešojo sektoriaus projektuose. Kaip paaiškino Aleksis, ICC paprašė manęs parengti pristatymą, kuriame būtų išdėstyti pagrindiniai Ukrainos teisės principai, taikomi būsimoms komercinėms sutartims ir užsienio investicijoms. Akivaizdu, kad per trumpą vaizdo pristatymą negaliu tikėtis apžvelgti visų galimų teisinių detalių, kurios gali iškilti. Tačiau pabandysiu paaiškinti pagrindinės savokas ir klausimus, su kuriais susidurėte veikdami Ukrainoje, ypač dalyvaudami Rebuild Ukraine programoje plačiaja prasme. Pažvelkime į temų sąrašą, kurį jums paruošiau. Kaip matote, per trumpą laiką reikia aptarti daug punktų. Stengiausi, kad šis sąrašas būtų kuo išsamesnis. Taigi, čia įtraukti ir Ukrainos teisinės sistemos pagrindai. Kokios pagrindinės teisinės sąvokos sudaro Ukrainos teisės, Ukrainos sutarčių teisės ir prekybos dokumentų skaitmeninimo pagrindą? Teisinė komercinių sutarčių apsauga. Kaip galima užtikrinti komercinių sutarčių vykdymą? Kokia teisinė apsauga taikoma užsienio investicijoms? Kokia apsauga taikoma intelektinės nuosavybės teisėms? Kaip sprendžiami komerciniai ginčai? Kaip užsieniečiai gali įsteigti verslą Ukrainoje? Kaip atsidaryti banko sąskaitą? Kokie valiutos kontrolės reikalavimai galioja? Pagrindiniai mokesčiai taikomi verslo veiklai, su ypatingu dėmesiu mokesčių lengvatoms taikomoms pramonės parkams. Galiausiai kelios išvados. Po šios ir dar 2 kitų prezentacijų turėtumėte jaustis, kad teisinė sistema Ukrainos teisinės sistemos pagrindas. Manau, kad gera pradžia būtų išsamiai paaiškinti šiuolaikinės Ukrainos teisinės sistemos esminius pagrindus. Iki 1991 metų Ukrainos teisinė sistema buvo neatsiejama sovietų teisės sistemos, kuri rėmėsi socialistiniu modeliu, dalis. Ši sistema turėjo didelę įtaką dabartiniai teisiniai struktūrai ir jos raidai. Svarbu suprasti, kad šis istorinis kontekstas yra esminis norint suvokti dabartinę Ukrainos teisinę aplinką ir jos ypatumus. Taigi detaliau panagrinėsime šiuos aspektus, siekiant geriau suprasti visą teisinės sistemos evoliuciją ir jos dabartinę būklę. Po to, kai Ukraina įgijo nepriklausomybę, ji perėjo prie kontinentinės teisės, įtraukdama būtinus rinkos ekonomikos ir demokratinių principų elementus. Dabar Ukrainos teisinė sistema grindžiama kontinentinės romėnų vokiečių teisės principais. Pagrindinis Ukrainos teisinės sistemos principas yra teisės viršenybė. Tai reiškia, kad įstatymas yra aukščiau už bet kokius viešosios valdžios ar pareigūnų veiksmus. Ratifikavusios tarptautinės sutartys, pavyzdžiui, Europos žmogaus teisių konvencija, turi viršenybę prieš nacionalinius įstatymus, tačiau yra žemesnės už konstituciją.
Teismų sistema yra pagrindinis nepriklausomas teisinės sistemos elementas, užtikrinantis teisų apsaugą ir teisės viršenybę. Teisinė sistema vis dar vystosi, ypač Europos integracijos, teisės aktų derinimo su ES normomis, skaitmenizacijos srityse. Tai apima skaitmeninius sandorius ir teisingumo diegimą, siekiant palengvinti prieigą prie teisės. Antikorupcinė sistema sudaro atskirą teisinę sistemą. Būtent ši antikorupcinė iniciatyva buvo viena pagrindinių priežasčių, paskatinusi sukurti Prozoro Ukrainos viešųjų pirkimų platformą. Žinoma, reikia atsižvelgti į karo padėties poveikį. Laikiniai įstatymai ir dekretai, pavyzdžiui, dėl mobilizacijos ir nacionalizacijos saugumo sektoriuje turi viršenybę. Tai yra pagrindiniai šiuolaikinės Ukrainos komercinės teisės ramsčiai. Dabar aptarsiu keletą pagrindinių aspektų, turinčių įtakos Ukrainos sutarčių teisei. 2004 m. Ukrainos civilinis kodeksas reglamentuoja Ukrainos sutarčių teisę. Tai apima nuostatas susijusias su sutarčių sudarymu, vykdymu, keitimu ir nutraukimu. Ji grindžiama sutarčių laisvės, sąžiningumo ir tinkamo įsipareigojimų vykdymo principais. Sutartys ir kiti dokumentai gali būti dvikalbiai. Tačiau verta pažymėti, kad ukrainiečių kalba yra oficiali kalba Ukrainoje. Todėl visi oficialūs dokumentai rengiami ukrainiečių kalba. Jeigu jums reikia pagalbos, mūsų įmonė turi daugiau nei 20 metų patirtį teikiant teisinę verslo priežiūrą, rengiant sutartis ir tarptautinius susitarimus. Siekiant užtikrinti užsienio įmonių veiklos Ukrainoje patogumą ir visišką supratimą, mes verčiame visus dokumentus ir patvirtiname vertimus. Jeigu įstatymas reikalauja apostilės, mes gauname dokumentams apostilę savo klientams iš Ukrainos teisingumo ministerijos. Svarbu pažymėti, kad sutartys Ukrainoje yra rengiamos pagal Ukrainos įstatymus. Todėl labai svarbu turėti profesionalų Ukrainos teisinį patarėją prieš pasirašant sutartis ar kitus teisinius dokumentus. Kai jau turite sutartį, turėtumėte žinoti, kaip ji gali būti vykdoma. Kitame skaidrėje pateikiu pagrindinės apsaugas, kurias turite pagal Ukrainos sutarčių teisę. Nors apie Ukrainos prekybos dokumentų skaitmeninimą plačiau kalbėsi kitame vaizdo įraše, manau, verta paminėti ir čia, kad skaitmeniniai parašai ir elektroninės sąskaitos faktūros yra pagrindinės Ukrainos dokumentų valdymo ypatybės. Iš tiesų, daugeliu atveju tai yra privaloma. Be to, skaitmeninimo procesas nesustojo ties skaitmeniniais parašais ir elektroninėmis sąskaitomis faktūromis. Tai yra platesnio ekonomikos ir dokumentų valdymo skaitmeninimo, kuris aktyviai skatinamas Ukrainoje, ypač karo padėties metu, dalis. Daugiau informacijos rasite mano kitame vaizdo įraše Ukrainos prekybos dokumentų skaitmeninimas. Gerai, pereikime prie kitos temos. Dažnai užsienio įmonės man išsako susirūpinimą dėl teisinių nuostatų, kurios egzistuoja jų sutarčių teisių apsaugai. Pagrindinės apsaugos priemonės aptarsiu kitame skaidrėje. Kaip matote, yra keletas mechanizmų, kuriuos galite naudoti savo sutarčių vykdymui užtikrinti ir jų laikymuisi užtikrinti. Visos sutarties šalys turi teisę įgyvendinti savo teises pasinaudodamos teisminės apsaugos, ikiteisminio ginčų sprendimo, notarinės apsaugos ir galiausiai tarptautinio arbitražo galimybėmis. Sutarties vykdymo užtikrinimo mechanizmai yra piniginiai, tai baudos arba kompensacijos mokėjimas, užtikrinimo priemonių teikimas, garantijos iš bankų ar kitų juridinių asmenų. Tačiau šiuo metu ypač svarbu tai, kad force majeure, nenugalimos jėgos sąvoka yra pripažįstama pagal Ukrainos teisę. Todėl, jei dėl karo veiksmų neįmanoma įvykdyti sutartinių įsipareigojimų, nebus galima taikyti baudos ar reikalauti nedelsiamo įvykdymo. Taip pat reikia pasakyti, kad Ukraina ypač siekia pritraukti užsienio investicijas.
Todėl ji yra priėmusi nemažai užsienio investuotojų apsaugos priemonių įstatymų. Trumpai apžvelgsime jas kitame skaidrėje. Ukrainoje užsienio investicijų teisinė apsauga apjungia nacionalinės garantijas su tarptautiniais mechanizmais. Įstatymų patvirtintos specialios garantijos skirtos palankiai investiciniai aplinkai sukurti. Nuo 2025 metų karo padėties ir pokario atstatymo kontekste ypač svarbus yra šie mechanizmai – valstybės garantijos nuo nacionalizacijos, nuostolių kompensavimas, teisminė apsauga, stabilizavimo garantija, draudimas, tarptautinė apsauga. Kitas klausimas, kurį mums dažnai kelia užsienio klientai, yra intelektinės nuosavybės teisės Ukrainoje. Kitame skaidrėje apžvelgsiu šią situaciją. Intelektinės nuosavybės teisių apsauga Ukrainoje reglamentuoja naujausią nacionalinę teisę ir tarptautinės sutartys. Autorių teisės, patentai ir prekių ženklai turi būti registruojami vietoje. Nuoroda į Ukrainos intelektinės nuosavybės biuro pateikta žemiau aprašyme. Yra užtikrinama visa administracinė ir teisminė apsauga. Taip pat egzistuoja ikiteisminio ginčų sprendimo mechanizmai. Galiausiai, jei yra baudžiamoji atsakomybė, pažeidėjas gali rizikuoti baudomis ar net laisvės atėmimu. Bendrosios intelektinės nuosavybės teisės reglamentuojančios taisyklės ir nuostatos yra tokios pačios, kokių galima tikėtis daugumoje vakarų šalių. Šiuo tikslu Ukraina yra ratifikavusi šias tarptautinės sutartis ir konvencijas – Berno konvencija, Paryžiaus konvencija, TRIPS susitarimą bei asociacijos sutartį su ES kaip Ukrainos komercinės teisės derinimo su ES dalį. Todėl galite tikėtis visiškos apsaugos, jei turite visus reikiamus dokumentus. Jei jums prireiktų pagalbos, žinote, kur mane rasti. Jei jums nepasisektų ir iškiltų rimtas sutartinis ginčas, yra aiškios procedūros, kurių reikia laikytis, kaip nurodysiu kitame skaidrėje. Ginčų sprendimas Ukrainos teismuose yra paprastas ir turi aiškias procedūras. Pakeitinos procedūros priklausys nuo ginčo pobūdžio, ar tai civilinis, komercinis, administracinis ar baudžiamasis ginčas. Tačiau visais šiais atvejais pagrindiniai proceso elementai yra ieškinys, nagrinėjimas ir vykdymas. Jei negavote tokio rezultato, kokio tikėjotės, visada yra galimybė apskųsti sprendimą apeliacinę ar kasacinę tvarką. Alternatyva teismo procesui yra kreiptis į nepriklausomą arbitražą, pavyzdžiui, tokį, kokį siūlo ECIC. Ši galimybė paprastai yra greitesnė ir pigesnė nei formalesnės procedūros. Tačiau jei abi šalys nesutinka, viena šalis negali to primesti kitai, nebent tai jau numatyta atitinkamoje sutartyje. Na, o dabar pagalvokime apie pozityvesnius dalykus. Jūs matote savo verslo potencialą Ukrainoje ir jums reikia įsteigti vietinį biurą. Pažiūrėkime, kokios yra pagrindinės jūsų galimybės kitame skaidrėje. Galbūt svarstote galimybę įsteigti savo atstovybę Ukrainoje. Jei taip, jums yra dvi pagrindinės galimybės – įsteigti dukterinę įmonę arba atstovybę. Ukrainoje užsieniečiai gali lengvai steigti privačias įmones. Pagrindiniai reikalavimai įmoniai įsteigti nėra sudėtingi. Gali būti vienas arba keli steigėjai. Steigėjais gali būti tiek fiziniai asmenys, tiek juridiniai asmenys iš užsienio. Nėra minimalių reikalavimų įmonės įstatiniam kapitalui. Įmonės vadovas yra fizinis asmuo, kuris gali būti vienas iš steigėjų, steigiančios įmonės atstovas arba vietinis direktorius. Nėra reikalavimų dėl darbuotojų skaičiaus. Kai kurioms veiklos rūšims reikalingos papildomos valstybinės licencijos, tačiau jų nėra daug. Arba jums gali prireikti tik atstovybės. Jei manote, kad jums gali prireikti fizinio buvimo Ukrainoje, mielai aptarsiu jūsų poreikius ir patarsiu, kokia struktūra būtų optimaliausia jūsų reikalavimams įgyvendinti.
Žinoma, jei investuosite į Ukrainą, natūralu būtų norėti čia įdarbinti personalą. Kitoje skaidrėje aptariama ši galimybė. Visų pirma, užsienio piliečiai turi teisę dirbti Ukrainoje. Jei jums reikia dirbti čia, arba jei jums reikia, kad kuris nors iš jūsų darbuotojų būtų perkeltas į Ukrainą, tai nėra problema. Užsieniečiai taip pat gali būti įmonės direktoriumi arba nevyriausybinės organizacijos ar labdaros organizacijos vadovu. Šiems tikslams valstybė išduos atitinkamą leidimą dirbti užsieniečiams. Gerai. Tam tikrų etapų, jei norite aktyviai veikti Ukrainos rinkoje, turėsite atidaryti banko sąskaitas, sudaryti draudimo polisus ir atsižvelgti į visus valiutos keitimo kontrolės reglamentus, kurie gali turėti įtakos jūsų verslui. Pažvelkime į tai kitoje skaidrėje. Kalbant apie bankininkystės ir draudimo paslaugas, nerimauti nėra reikalo. Ukrainoje galite rasti visą spektrą paslaugų, kurios patenkins visus jūsų poreikius. Čia yra geras bankų ir draudimo bendrovių pasirinkimas, o banko sąskaitą su elektroninė prieiga atsidaryti lengva. Taip pat prieinamos momentinės internetinės mokėjimo paslaugos. Kalbant apie valiutos kontrolę, suderinimas su ES direktyvomis dėl valiutos lėmė didesnę rinkos liberalizaciją. Tačiau prasidėjus Rusijos invazijai, valiutos kontrolė buvo gerokai sugriežtinta. Šie griežti valiutos kontrolės apribojimai dabar yra sušvelninti. Pavyzdžiui, šiuo metu galima išmokėti dividendus į užsienį iki 1 milijono eurų per mėnesį. Taip pat bet kokie užsienio mokėjimai, skirti importui, kuris remia programą Atstatykime Ukrainą, gali būti atliekami laisvai. Tačiau vis dar yra tam tikrų užsienio valiutos kontrolės ypatumų, į kuriuos gali tekti atsižvelgti. Pavyzdžiui, draudimai spekuliacinėms operacijoms ir kapitalo nutekėjimui vis dar galioja. Dabar pereikime prie visų mažiausiai mėgstamos temos – mokesčių, tačiau čia Ukrainoje yra ir malonių staigmenų. Kaip matote, palyginti su daugeliu vakarų šalių, Ukrainos mokesčių tarifai yra palyginti žemi. Gyventojų pajamų mokestis siekia 18%. Šis tarifas buvo padidintas 5%, siekiant padengti dabartinę karinę situaciją. Standartinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas yra 20%, pagrindinis pelno mokesčio tarifas yra 18%. Darbdavių socialinio draudimo įmokos sudaro 22% darbuotojų atlyginimų. Taip pat yra vietinių mokesčių, tokių kaip nekilnojamojo turto, žemės ir turizmo mokesčiai. Šiuos tarifus nustato vietos valdžia, kurioje gyvenate. Taip pat yra daug mokesčių lengvatų, sumažinimų ir atleidimų nuo mokesčių. Norint visiškai suprasti jūsų konkrečią mokesčių sistemą, būtina aptarti savo mokesčių situaciją su mokesčių konsultantu. Taip pat pateikiu daugiau informacijos apie tarifus ir pridėtinės vertės mokestį savo trečioje prezentacijoje Ukrainos mokesčiai ir tarifai. Jei tai jums aktualu, būtinai pažiūrėkite šį vaizdo įrašą. Kalbant apie galimas mokesčių lengvatas, pridėjau papildomą skaidrę apie lengvatas, taikomas pramonės parkams pagal programą Atstatykime Ukrainą. Pramonės parkas yra specialiai paskirta teritorija, kurioje pramonės parko dalyviai gali vykdyti ekonominę veiklą įvairiose srityse, tokiose kaip gamyba, pramoninių ir arba buitinių atliekų perdirbimas, alternatyvioji energetika, energijos kaupimas, taip pat mokslinė ir techninė veikla, bei veikla informacijos ir elektroninių ryšių srityje. Pagrindinės mokesčių lengvatos yra čia išvardytos, tai pelno mokesčio, žemės ir nekilnojamojo turto mokesčio atleidimai, taip pat atleidimas nuo pridėtinės vertės mokesčio importuojant naują įrangą ir komponentus. Nauja importuota įranga ir komponentai taip pat yra atleidžiami nuo bet kokių importo muitų. Tačiau bus taikomos tam tikros sąlygos. Jei susidomėtumėte šiomis galimybėmis, mielai su jumis išsamiau jas aptartume.
Na, tai būtų viskas. Aptarėme nemažai svarbių klausimų ir tikiuosi, kad ne per daug paviršutiniškai. Man belieka tik apibendrinti aptartus punktus ir pateikti keletą asmeninių išvadų. Štai pagrindinių mano aptartų punktų santrauka. Ukrainos teisė dabar grindžiama romėnų germanų teisė ir vis labiau derinama su ES teise. Visi kontraktai turi būti sudaromi ukrainiečių kalba, tačiau gali būti dvikalbiai. Ukrainos komercinė teisė palaiko prekybos dokumentų skaitmeninimą, yra visiška sutarčių ir investicijų apsauga, užsieniečiai gali steigti vietinės įmonės ir dirbti Ukrainoje, teikiamos išsamios vietinės bankininkystės ir draudimo paslaugos valiutos kontrolė neturėtų kelti problemų komerciniais tikslais, mokesčių tarifai palyginti su kitomis šalimis nėra aukšti. Na, štai ir santrauka. Dabar pateiksiu keletą asmeninių išvadų. Pagrindinė išvada, kurią norėčiau pabrėžti, yra paprasta. Ukraina sukūrė palankės sąlygas užsienio įmonėms vykdyti veiklą Ukrainoje, ypač toms, kurios dalyvauja programoje Atstatykime Ukrainą. Užsienio investicijoms beveik nėra jokių kliūčių. Mokesčių režimas yra palankus palyginti su daugeliu kitų šalių. Svarbiausia, kad komercinėje teisinėje aplinkoje didžiausias dėmesys skiriamas teisėtumui ir verslo skaidrumui. Na, jau beveik laikas pereiti prie kitos mano prezentacijos – Ukrainos prekybos dokumentų skaitmenizavimo. Tačiau jei visgi turėsite išeiti, norėčiau pasakyti dar keletą žodžių. Ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą Ukraina – teisiniai, bankiniai ir mokesčių aspektai. Tikiuosi, ši informacija jums buvo naudinga ir jei taip, mums labai padėtumėte paspausdami patinka mygtuką ir užsiprenumeruodami mūsų kanalą, kad visada gautumėte naujausią informaciją. Taip pat pasidalykite šiuo vaizdo įrašu ir grojaraščiu su savo kolegomis ir verslo kontaktais. Būtume tai tikrai dėkingi. Svarbiausia, atminkite, kad ECC Ukraina ir mūsų partneriai yra pasiruošę padėti. Jei turite papildomų klausimų, galite man paskambinti arba parašyti. Mano kontaktiniai duomenys pateikti šioje skaidrėje ir pateikiame toliau pateiktame aprašyme. Mano vardas Oksana Gunde. Laukiu jūsų atsakymų.